Labadiena, mėly mano Facebook'o draugai, mano YouTube kanalo žiūrovai. Sujungsiu dvi temas. Jau ne pirmi metai žmonės, ypatingai ne medikai, man užduoda klausimą, kaip taip gali būti, kad daug žmonių gyvena pagal vieną trafaretą, pagal įvairų vertybinį rinkinį. Pasikartosiu, imk Ingridą, imk kaukę, imk gėjų, imk Ukrainą, imk vakciną ir taip toliau. Nepainiokit isterijos dėl Ukrainos ir paramos Ukrainai. Tai yra skaudi tema, liečia daugybę žmonių mano rato, daugybę mano kolegų, dėl to nebūsiu įprastai kandus. Pagal tokias trafaretinės taisyklės gyvena labai žemos savivertės žmonės. Dažniausiai tai yra tėvų nepripažinti, tėvų neįvertinti, tėvų engti vaikai. Šunelių, katinėlių reikia meilės, šilumos, ką kalbėti apie žmogų. Ir kada tėvai vaiką perspaudžia ir jo nepriima, jis visą gyvenimą bando ieškoti kažkur įsiprasminti, kažkam patikti, kad kažkas įvertintų, kažkas ten palaikintų. Ir pats paprasčiausias dalykas viešoje erdvėje - mestis į tą burbulą, staiga su kažko kautis. Jums reikia priešų, jie kaunasi už laisvę. Dabar taip juokingai kaunasi už Bachmuto fronte, aišku, nuo sofos Facebook'e. Jie nebūdami jokiais medikais ryžtingiausiai kovėsi už vakcinaciją, nieko apie tai nesuprasdami. Bet realiai jie nelabai supranta, ką jie to parodo. Dažniausiai tai yra tėvų kaltė. Labai retai kažkoks dėdė Petras atvažiavęs vesdavosi vaiką už tvarto pažiūrėti traukinuko. Nesuklyskit, kad tie žmonės užima kažkokias tai ten aukštas pareigas, padaro karjerą, nes labai yra dažnas fenomenas savų lūkesčių gyvendinimas per savo vaikus. Kada spaudžia savo vaikus, tie vaikai šiaip ne taip kažko pasiekia, bet būna labai traumuoti. Dabar mūsų aukščiausiose valdžios sluoksniuose tokių yra tiek. Ir mane truputėlį stebina, kad netgi medikai, netgi gydytojai, netgi psichiatrai, psichoterapeutai, suprasdami, ką reiškia tas imk Ingridą, imk vakciną, imk Ukrainą, jie pasirenka atrodyti truputėlį traumuotų kvailelių, kad išlikti tam mažam elito burbulėlėje, tą, kur pats pasivadino elitu. Dabar ką daryti, kad taip nebūtų? Jaunuoliai, mylėkite savo vaikus. Banalus pasakymas, bet mylėkite. Mylėtai nereiškia besąlygiškai ten lepinti, jiems viską leisti. Mylėti tai yra nustatyti teisingas taisyklės, logiškas ribas, kur jūs, sengalvėliai, pirmiausiai turit jų laikytis. Ir vaikams būdinga protestuoti, maištauti, tikrinti jūsų tolerancijos rėmus, ribas. Bet jūs reaguokite kaip suaugę žmonės. Esu matęs ne kartą, kaip garbiausi žmonės profesorių vardais reaguoja 10 kartų infantiliškiau negu 20-mečiai vaikai, ten taškosi kraujas ant sienų, juokingas vaizdas. Jūs reaguokit brandžiai. Įsikaskit kumštį kartais, prakvėpuokit, bet sureaguokit brandžiai. Ir jūsų vaikai užaugs žmonėm, kurie turi kritinį mąstymą, nepuls ten į kažkokius burbulus. Tas burbulėlis, beje, jis yra labai menkas. Tik tas burbulėlis kontroliuoja žiniasklaidą. Ir jis labai garsiai rėkia. Ten tų žmonių yra labai mažai. Tai net ne burbulas, burbuliukas. Tas burbuliukas, jis pralėktų laisvai pro Šimonytės tarpdantį, neužkliūdamas. Nors pastebėjot žmonės neadekvačiai siekiančiais dėmesio. Ten kur nors kiekvieną dieną postina savo maisto nuotraukas, gal kažkas pasakys, Jėzau, kaip tu gerai pavalgai. Ar ten, gal daugiau merginom būdinga, ten kas antrą dieną tą pačią pozą, su tą pačią vyno taure ten panašia, ten atstatė lūpos, atstatė krūtis, jos ten fotkinasi, gal kažkas parašys, vau, kokie gražutė. Kad vaikai būtų stabilesni, jūs juos mylėkite. Ir dabar tada
praktinis dalykas. Retai kada šitam daug pliurpenčių, tokių kaip aš, pasaulyje yra kažkas padaroma. Dėmesio. Mano Facebook draugas Egidijus Visockas. Egidijau, aš iki šiol tylėjau, nes aš maniau, kad aš kažką galiu paviešinti, ko nereikia. Prienų savivaldybėje išrinktas jau daug metų dirbantis mano ilgametis pacientas. Žmogus pusę gyvenimo prasiboksavęs. Vien dėl tai vertas pagarbos, jau jo nepastumsi. Parašė deklaraciją Prienų savivaldybei, kad uždrausti LGBT propagandą. Ir yra galimybė, kad Prienų savivaldybė taps pirmąją, kur, tiesiog šitiem visiems Armonaitės, Čmilytės ir Šiugždinienės, išsigimusio mąstymo jaunuoliams, kurie rado dėję kelią į mokyklą, bus uždrausta luošinti mūsų jaunuolių protelį. 25 gegužės bus balsavimas. Egidijau, didelė Lietuvos dalis su labai nekantrumu lauks rezultatų. Būk geras, parašyk po šituo mano video, kokia ten savivaldybės dalis yra ten tų dabartinių valdančiųjų, kokia dalis yra normalių žmonių. Pas jūs kokia yra proporcija, tikrai labai būtų įdomu. Dabar žmonėm, kurie galbūt ruoštės pasekti Egidijaus pavyzdžių, galiu pasakyti, kad jo deklaracija yra labai juridiškai raštinga. Pacituoti visi civilinio kodekso straipsniai ir tikrai jūs galite tiesiog ją paskleisti Lietuvoje. Nes labai nesinorėtų, kad visa Lietuva taptų tokiu vientisų kažkokiu tai ligotų Vilnium. Ir kada tikrai mums labai reikia normalaus gimstamumo, normalių vaikų, normalių žmonių, nesidangstant kažkom kvailom ten laisvėm ir taip toliau. Taigi, Egidijau, didžiausia pagarba. Aš pamačiau, kad tavo pasidalino iniciatyvą Rusteika savo Facebook'e, dėl to supratau, kad galiu ir aš. Tikrai labai lauksim, tikiuosi, kad informuosi. Linkėjimai Visockienei ir Visockiukam. Ate.